Variklio galios didinimas apipintas įvairiausiamis legendomis ir prasimanimais. Mano kolega Vytenis apsilankė Startline dirbtuvėse ir sužinojo visą tiesą bei paneigs visus mitus apie liaudyje taip vadinamą čipavimą. Variklio galios didinimas Lietuvoje populiarėja ne dienomis, bet valandomis. Tai vienas pačių pigiausių ir paprasčiausių būdų pasididinti savo automobilio galią, tuo pačiu metu per daug nepakenkiant variklio resursui. Tačiau tai reikia daryti protingai, nes pernelyg didelė galia smarkiai sumažina variklio resursai ir reikalauja kitų automobilio patobulinimų. Vienas iš paprasčiausių būdų norint padidinti savo automobilio galį yra variklio valdymo kompiuterio perprogramavimas. Tokiu būdu didinama galia nereikalauja jokių papildomų automobilio perdarimų, todėl automobilis toks, koks pravartus įrėdėjo, toks pats ir išvažiuos. Nors dėl tokio galios didinimo sklando įvairių nuomonių, tiek pasisakančių už, tiek prieš, Startline specialistai laikosi vieningos pozicijos. Taip, tai yra sveika, yra naudinga, jeigu mes darom tai protingai. Proto ribose, paliktose gamyklos rezervo ribose, tada yra visapusiškai naudinga. Šiuolaikinių automobilių gamintojai neretai sumažina automobilių variklių galią dėl daugelio priežasčių – geresnės degalų ekonomijos, ekologiškumo ir panašiai. Tačiau specialistai sako, kad šias paslėptas galias nesunkiai galima išlaisvinti pernelyg smarkiai nepakenkiant nei varikliui, nei ekologijai, o techninę apžiūrą daugumą atvejų galima pereiti be didesnių problemų. Kad gamintojas palieka tam tikras ribas, nesunku įsitikinti pažvelgus į Startline garaže galios didinimui pasirinkusi 5 serijos BMW su 3 litrų dyzeliniu varikliu. Šis automobilis išriedėjęs pro gamyklos vartus turėjo apie 240 arklio galių. Pagal galingumą tai tarpinė versija, nes tokie pat BMW su tuo pačiu varikliu dar gali turėti nuo 200 iki 300 arklio galių. Paslapties jokios nėra. Nors galingumas ir skiriasi, tačiau techniškai visos šio variklio versijos yra identiškos. Gamintojas tiesiog programiškai pakeičia variklio galią, todėl net ir silpniausios versijos variklio galingumą galima nesunkiai padidinti iki gamintojo nustatyto maksimumo. Ir tai galioja ne tik šio BMW atveju, tačiau ir daugeliu kitų automobilių. Šiandienos Startline užduotis ir buvo padidinti automobilio galią iki saugios, gamintojo nustatytos 300 arklio galių ribos. Pirmasis etapas – nustatyti esamą variklio galingumą. Specialaus stendo dėka išmatavus galią paaiškėjo, kad šis BMW turi 240 arklių. Kitas žingsnis – variklio valdymo kompiuterio išmontavimas ir parengimas programos perrašymai. Kaip pripažino Startline specialistai, tai kruopštus ir net tam tikrų paslapčių turintis etapas, atsakingas ir daug įdarbio reikalaujantis procesas, nes vienas neteisingai atliktas žingsnis ir variklio valdymo kompiuteris gali keliauti į šiukšlių dėžę, o jis kainuoja 4-ženklę sumą. Toks būdas, kai reikia išimti variklio valdymo kompiuterį, dažniausiai taikomas naujiems automobiliams, kurie yra apsaugoti nuo išorinio perprogramavimo. Senesniems automobiliams gali užtekti tiesiog prijungti kompiuterį per diagnostinę jungtį ir vos po kelių minučių galima džiaugtis galios prieaugliu. Šiuo atveju kompiuteris buvo išimtas, todėl procesas tampa sudėtingesniu ir reikalaujančiu daugiau laiko. Pirmiausia, išsaugoma originali programa, kuri esant reikalui gali būti grąžinta. Tarkim, jeigu jums nepatinka, kaip pasikeitė automobilio elgsena, jūs bet kada galite paprašyti grąžinti jo galę į ankstesnę būseną. Po to sukuriama nauja programa, kuri gali būti koreguojama pagal kliento poreikius. Vieni nori geresnės akceleracijos, kiti didesnio maksimalaus greičio, trečių siekimybė degalų ekonomija. Ribų patenkinti poreikius nėra ir tai yra dar vienas privalumas norintiems sukalibruoti automobilį pagal savo poreikius. Sėkmingai įdiegus naują programą, kompiuteris keliauja atgal į automobilį. Keli sisteminiai patikrinimai ir vėl matuojamas variklio galingumas. Šiuo atveju viskas kaip iš natų ir BMW bei jo savininkas galės mėgautis padidėjusiu galingumu. Štai rezultatas, ką mes gavom po didinimo, matom punktyrų, ką radom pas automobilį standartiškai, tai šiuo atveju jis pilnai atitiko tai, kas yra deklaruojama gamyklos. Ir punktyrinė linija yra originali kreivė. Ištisa linija yra mūsų padidintas galingumas. Tai šiuo atveju mes gavome 46 kW plius. 25% padidėjęs galingumas leido pasiekti tikslą – 300 arklio galių. Lygiai tiek, kiek reikėjo siekiant gamintojo nustatyto maksimumo. Šiuo atveju automobilis gavo ne tik daugiau galios, tačiau turėtų pagerėti ir jo kuro ekonomija, ypač greitkelyje. Startline skaičiavimais kuro sąnaudos turėtų sumažėti maždaug 1 litru 100 km. Parinkta programa taip pat leis automobiliui tolygiau, maloniau ir šiek tiek greičiau įsibėgėti. Tačiau šis pavyzdys dar nereiškia, kad ir jūsų automobilio laukia tas pats. Saugus galios padidėjimas priklauso nuo to, kokį rezervą paliko gamintojas. Kiekvienam automobiliu individualiai negaliu apibrėžti, ten 20-30 yra tokių variantų, kur 40 ir 50%.
iš gamyklos palikta, kai kur yra 15-10. Taip pat daug priklauso nuo esamos automobilio variklio būklės. Natūralu, kad bėgant metams ir odometre didėjant kilometrų skaičiui, variklis praranda šiek tiek galios, todėl iš gamintojo deklaruojamų pavyzdžiui 120 arklio galių gali būti teliki 110. Tokiu atveju variklio valdymo kompiuterio perprogramuojimo efektyvumas gali būti mažesnis nei tikimasi, tačiau efektas vis tiek jausis. Dar vienas dalykas, kuris gali turėti įtakos, tai variklio tipas. Turbininių variklių galios didinimas yra efektyvesnis nei atmosferinių, nes pastariesiems, norint išgauti didesnį efektyvumą, gali tekti perdarinėti išmetimo sistemą. O tai jau ne tik papildomos išlaidos, bet ir tikimybė, kad nepavyks sėkmingai praeiti privalomąją techninę apžiūrą. Tačiau Startline griauna mitą, kad turbodizeliniai varikliai čipuojasi geriau nei benzininiai su turbinomis. Jų galios didinimo efektyvumas ne ką mažesnis. Resursas. Apie tai daug diskutuojama, kai paliečiama čipavimo tema. Yra tikinančių, kad padidėjus galingumui sumažės variklių ir turbinos resursas, bet šį mitą Startline taip pat skuba paneigti. Jų teigimu, jeigu pasirenkama protinga riba, tai nebus jokios įtakos ilgamžiškumui. Kaip pavyzdį galima paimti tą patį 5 serijos BMW. Kadangi techniškai tiek silpniausia, tiek galingiausia versijos identiškos, jų resursas taip pat paskaičiuotas toks pats. Vadinasi, galiai padidėjus iki gamintojo nustatytos ribos, tai neturės jokios neigiamos įtakos ilgamžiškumui. Bet būna atveju, kai klientas pageidavo padidinti variklio galią daugiau nei numatė gamintojas. Šių ribų peržengimas yra rizikingas ir dažnu atveju labai brangus malonumas. Jau kai žengi tas ribas, kurios ten yra nenumatytos, nepaskaičiuotos, tada jau yra eksperimentiniais būdais daromi pirmi automobiliai, dedami mazgai našesni, skaičiuojami, testuojami ir tada tik galima pasiūlyti tikrai išdirbtą produktą, kad jau laikytų. Tai ir išmetimai, ir sankabos, ir galų galėjau, jeigu einama kalba iki dvigubai didesnio galingumo išvystomo, tai ir motoro vidaus sandaros, švaistikliai, stūmokliai, velenai visi. Labai daug pakeitimų, tai yra labai brangu, bet kam to reikia, galima be jokių problemų tai padaryti. Variklio galios didinimas įvairiaspalvis. Tai gali trukti vos kelias minutės įrašant naują programą arba užsitęsti iki kelių mėnesių, jeigu reikia atlikti mechaninius pakeitimus. Viskas priklauso nuo pageidavimų ir galimybių, bei žinoma paties automobilio. Akivaizdu, kad pasirinkus protingą sprendimą galima laimėti daug privalumų, nei kiek nepakenkiant automobiliui.